Skaitinys iš Jozuės knygos. Jozuė kalbėjo tautai: bijokite Viešpaties ir ištikimai tarnaukite jam. Pašalinkite dievaičius, kuriems tarnavo jūsų tėvai anapus upės bei Egipte, ir tarnaukite Viešpačiui. O jeigu jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, tai šiandien pasirinkite, kam jūs norite tarnauti. Dievaičiams, kuriems tarnavo jūsų tėvai anapus upės, ar dievams Amoritų, kurių šalyje dabar gyvenate. Kai dėl manęs ir mano namų, tai mes tarnausime Viešpačiui. Tauta atsiliepė: to niekad nebus, kad pamestume Viešpatį ir imtume tarnauti svetimiems dievaičiams. Viešpats mūsų Dievas, mus ir mūsų tėvus, išvedė iš Egipto, iš vergijos namų. Jis mūsų akyse padarė tuos didžius stebuklus ir saugojo mus visame kelyje, kurį mes nuėjome, tarp visų tautų, per kurias prakeliavome. Ir Viešpats pavarė visas tautas, kaip ir Amoritus, kurie šiam krašte gyveno prieš mus. Todėl tad ir mes tarnausime Viešpačiui, nes jis mūsų Dievas. Tuomet Jozuė kalbėjo tautai: bet jumsgi nesiseka Viešpačiui tarnauti, nes jis yra šventas Dievas, pavydintis Dievas, kuris nedovanos jums nusikaltimų ir nuodėmių. Bet jeigu pamesite Viešpatį ir imsite svetimiems dievaičiams tarnauti, tai jis padarys savo ruožtu jums blogą ir jūs sunaikins, nors iki šiol jums tiek gerą padarė. Tauta atsakė Jozuei: ne, mes tarnausime Viešpačiui. Tada Jozuė tautai pasakė: jūs esate liudytojai patys už save, kad išsirinkote Viešpatį ir norite jam tarnauti. Jie atsiliepė: taip, mes esame liudytojai. Tada tarė Jozuė: pašalinkite iš savo tarpo svetimuosius dievaičius ir palenkite širdis į Viešpatį Izraelio Dievą. Tauta atsiliepė Jozuei: mes norime Viešpačiui savo Dievui tarnauti, mes norime jo įsakymų klausyti. Taigi, tą dieną Jozuė sudarė sandorą tautai. Jis davė jai Sicheme įstatymą ir teisę. Jozuė surašė visus šiuos žodžius į Dievo įstatymo knygą. Paskui jis paėmė didelį akmenį ir pastatė tenai po ąžuolu, esančiu Viešpaties šventovėje. Ir visai tautai Jozuė tarė: štai šis akmuo tebūna mums liudytojas, nes jis girdėjo visus šiuos žodžius, kuriuos mums Viešpats kalbėjo. Tebūna jums liudytojas, kliudydamas išsižadėti savojo Dievo. Po to Jozuė paleido žmones kiekvieną į savąją žemę. Po šių įvykių Jozuė, Nuno sūnus, Viešpaties tarnas, mirė, sulaukęs 110 metų. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Kartoju tau, Dieve, tu mano viešpats. Viešpatie, mano paveldėtas turte, taurė mano laimės, tavo rankoje mano likimas. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Aš šlovinu Viešpatį, kuris man išmintį duoda. Atsimena mano širdis tai net naktį. Akyse nuolatos Viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą, tavo dešiniai bus per amžius linksmybės. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Šlovė tau,
Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuomet atvesta pas Jėzų vaikų, kad uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų. Mokiniai draudė. Bet Jėzus tarė: leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Ir uždėjęs ant jų rankas, jis keliavo toliau. Brangieji Marijos radijo klausytojai, štai tema, kurią šiandien turime apmąstyti ir kai ką iš jos pasiimti savo gyvenimui. Apie vaikus. Ar netrodo keista, kad mokiniai draudžia vaikus atvesti pas Jėzų? Tai paaiškintų idėją, kad Jėzaus laikais vaikai, kūdikiai buvo laikomi visišku nieku. Vaikai ir kūdikiai nebuvo vertybė. Suaugęs žmogus, kuriuo tapdavo 12 metų žmogus, suaugęs žmogus jau buvo asmuo. O iki tol jis daiktas, jis tėvų nuosavybė, jis vergas, jis nieko nereiškia. Iki 12 metų žmogų galėjai parduoti, atiduoti, išmesti, atsižadėti, atsisakyti. Jis buvo niekalas. Atrodo, kad Jėzus įnešė visiškai kitokį požiūrį į kiekvieną žmogų. Į dar negimusį ir visišką senelį. Atrodo, kad Jėzus mus išmokė, visą žmoniją išmokė, kad kiekvienas žmogus yra vertybė ir brangenybė. Kažkas prisiminė, kad šventasis Jonas Paulius II yra pasakęs, kad vienas ir dar negimęs žmogus yra brangesnis už viso pasaulio auksą. Štai šitokiu požiūriu turėtume remtis mes, žiūrėdami į mažus ir senus žmones. Kiekvienas jų brangesnis už viso pasaulio auksą. Mes turime branginti kiekvieną asmenį, kiekvieną žmogų. Ir kovoti dėl kiekvieno asmens ir dėl kiekvieno žmogaus orumo. Ne tik to naudingojo, to produktyvaus, to, kuris neša mums naudą ir pelną ir gerovę, bet kiekvieno žmogaus. Kiekvienas žmogus yra vertybė pats savyje. Ne už tai, ką jis duoda ir ką turi, bet tiesiog, kad jis yra. Todėl vertybė, todėl brangenybė, todėl vertas visapusiškos apsaugos ir globos. Kai klausėme, ar verta krikštyti kūdikius, o čia priminkime, kad kūdikiai yra krikštijami tik dėl tėvų tikėjimo ir tik tėvų valia, tai šita eilutė iš Evangelijos yra viena iš tų kelių nedaugelio Evangelijų vietų, Naujojo testamento vietų, kurioje yra aiškinama apie kūdikių krikšto galimybę ir būtinybę. Bažnyčias krikštydama kūdikius tėvų valia ir tėvų tikėjime remiasi būtent šitais Evangelijos žodžiais, kuriuose pabrėžiama Jėzaus valia, Jėzaus troškimas. Netrukdykite mažutėliams ateiti pas mane. Kiekvieną asmenį, o per krikštą kiekvienas žmogus tampa Dievo sūnumi ir dukterimi Kristuje, Dievo sūnuje. Per krikštą mes visi tampame Jėzaus broliais ir seserimis. Ir todėl per krikštą tampame tėvo įsūniais ir įdukromis. Dievas nori būtent šitokios šeimyninės sąmonės, šitokio šeimyninio buvimo kartu. Todėl kviečia visus nuo pat kūdikystės įsilieti į tą bažnyčios šeimą, kuri yra Dievo šeima. Kai bandai atsakyti į klausimą, ar verta krikštyti kūdikius, tu sakai, Jėzus šitaip norėjo. Jėzaus valia, kad kiekvienas kūdikis taptų jo broliu ir seserimi. Brangus Marijos radijo klausytojai,
Štai šitomis dviem mintimis norėjau pasidalinti perskaičiu šitas dvi Evangelijos eilutes. Tegul Kristaus žvilgsnis į kiekvieną žmogų bus mūsų žvilgsniu. Homiliją sakė kunigas Artūras Kazlauskas.